Kaip įkelti gaminamo gaminio BOM iš Excelio. Prieš įkeldinėdami BOM mes turime įstikinti, kad gaminamas produktas yra sukurtas ir teisingai sukonfigūruotas. Šiuo atveju produktas, kuriam įkelinėsime BOM, bus cilindrinė talpa. Atsidarome šitą gaminį ir pasižiūrime jo konfigūraciją. Tai prie bendros informacijos tai yra saugojamas produktas, matome šio produkto kodą, internal reference tai yra gaminio kodas ir pasižiūrime units of measure yra vienetai ir inventory tabe yra pažymėta, kad produktas gaminamas tik tai pagal užsakymą ir būtinai privalo būti pažymėtas manufacturer, varnelė turi būti uždėta. Šiuo metu produktas neturi nei vieno BOM-o, reiškia prie Bills of Materials pažymėta 0, bet produkto konfigūracija yra teisinga. Taigi šita konfigūracija mums tinkama. Dabar pasižiūrėkime failą, kurį norėsime įkelinėti, reiškia BOM-ą Excelio failę. Tai šiuo atveju mūsų BOM-as arba Excelio failas susideda iš 3 stulpelių. Pirmame stulpelyje yra produkto, kuriam įkelinėsime BOM identifikatorius. Šiame stulpelyje galima įrašyti arba produkto kodą, arba produkto pavadinimą. Toliau antras stulpelis yra BOM eilutės ir product ID, tai reiškia tos žaliavos, kurios įeis į mūsų BOM-ą. Čia yra tik tai žaliavų kodai. Galima rašyti žaliavų kodą ir žaliavos pavadinimą. Ir trečias stulpelis tai yra vėlgi žaliavo BOM eilutės ir kiekvienos žaliavos sunaudojamas kiekis. Tai šiuo atveju iš to žaliavos naudosime 5,1. Mums nereikia nurodyti matavimo vienetų prie šitų žaliavų, nes matavimo vienetų sistema paims iš šitų žaliavų kortelių. Dabar pažiūrėkime, kaip atlikti patį BOM įkelimą. Tai einame į Products, Bills of Materials. Šiuo metu matome, kad neturime nei vieno BOM-o. Einame į Favorites, Import Records. Ir Upload File spaudžiame. Tai pasirenkame failą, kuriame yra mūsų BOM-as. Šiuo atveju tai yra šitas failas. Jį atidarome. Dabar prieš importuojant failą vertėtų paspausti test ir pasitikrinti, ar viskas yra gerai. Sistema sako, viskas atrodo gerai, galima importuoti. Jeigu viskas gerai, spaudžiame import ir matome, sistema sako, vienas įrašas sėkmingai importuotas. Matome, atsirado prie BOM, atsirado pirmas mūsų BOM-as, kuris yra cilindrinė talpa. Galime atsidaryti šį BOM ir pamatysime, kad jame yra visos tos žaliavos, kurios buvo nurodytos Excel'yje su pavadinimais, su viskuo ir sukelti yra kiekiai. Tokiu būdu mes atliekame BOM importą.